pradėsime ramesniais orais. Antradienio naktį virš Lietuvos toliau bus įsitvirtinusi aukšto slėgio sistema. Naktis numatoma giedra ir be lietaus. Temperatūra nukris iki 10–15 laipsnių šilumos. Antradienio diena daug kur bus sausa, trumpo lietaus pasitaikys tik kai kur pietiniuose šalies rajonuose. Temperatūra pakils iki 23–28 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį danguje vėl netrūks pragiedrulių, tad lietus neprognozuojamas. Sausą ir ramią naktį temperatūra pažemės iki 11–16 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną iš vakarų priartės ciklonas, tad prasidės orų permainos. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palis. Per perkūniją sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15–17 m/s. Diena bus karšta, temperatūra kils iki 27–32 laipsnių karščio, pajūryje bus apie 24–26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį lietus tęsis daugelyje rajonų, o dieną palis jau tik vietomis. Kai kur griaudės perkūnija. Naktis bus šilta, apie 15–20 laipsnių, o dieną tęsis karštesni orai. Šils iki 26–31 laipsnio karščio. Vakariniuose rajonuose vietomis bus gaiviau, apie 22–25 laipsnius. Penktadienio naktį trumpai palis tik kai kur, o dieną trumpo lietaus debesis išplis į didesnę Lietuvos dalį. Kai kur lis su perkūnija. Naktį atvės iki 13–18 laipsnių, o dieną temperatūra kils iki vasariškos 22–27 laipsnių šilumos. Pagal dabartinius duomenis savaitgalį karštesni orai pasitrauks ir bus gaiviau. Artimiausią naktį mažai debesuota, nelis, kai kur rūkas. Bus apie 8–13, vakarinėme šalies pakraštyje 14–17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mažai debesuota be lietaus, šils iki 21–26 laipsnių.